Šiemet Vilnius Challenge varžybose dalyvių laukia, kaip ir įprasta, tradicinės rungtys, tai bėgimas, važiavimas dviračiu, irklavimas, o taip pat, aišku, ir specialios rungtys virvėmis ir yra keletas naujų rungčių. Tai bus riedučiai, važiavimas riedučiais ir plaukimas. Plaukimas laukia tik elito trasos dalyvių, o riedučių rungtis yra tiek elito, tiek mėgėjų trasose. Kadangi rungtis šiais metais pirmą kartą, mėgėjų trasoje dalyviams leidžiama pasirinkti bus ar bėgti, ar riedučiais. O elito trasoje riedučiai yra privalomi. Kadangi rungtis organizuojama pirmą kartą, dalyviams leidžiama tiek važiuoti riedučiais, tiek riedslidėmis, bet reikia atsiminti, kad trasoje reikės su savimi neštis ir lazdas, jeigu jos bus naudojamos šioje rungtyje. Riedučiai mėgėjų trasoje bus apie 3-4 km, o elito trasoje tai bus apie 8-9 km ši rungtis. Šiais metais elito grupės ir irklavimo trasoje laukia keletas naujovių. Viena iš jų tai Vilniaus sporto ir turizmo klubas Regata įrengs slalomo trasą. Slalomo trasoje bus vartai, pro kuriuos reikia praplaukti, nepalietus kartelės. Vartai yra žalios spalvos, reiškia reikia praplaukti pasroviui, ir raudonos spalvos, jie taip pat pažymėti perbrauktų skaičiumi, jos reikia plaukti prieš srovę. Už neteisingai praplauktus vartus baudos nebus skiriamas, tačiau teisėjai išgirdus teisėjo švilpuką reikės kartoti ir plaukti vartus iš naujo. Tol, kol nebus praplaukti vartai teisingai, dalyviai negalės tęsti trasą.